labukas. Kadangi nusprendžiau, kad pizdavotis iš vlogerių biškį jau atsibodo ir, nu, come on. Jie ir taip yra vlogeriai, jiems ir taip nepasisekė. Tai dabar, kadangi esu Paryžiui, nusprendžiau nuvaryti į gėjų paradą. Aš tikrai neatvažiavau specialiai į gėjų paradą. Žiūrėkit, aš per anksti atėjau į tą gėjų paradą, kažkaip per daug matyti aš norėjau ateiti. O pasirodo, nuo 5 viskas prasideda, va. Reikia išmokti skaityti prancūziškus skaičius, nors jie yra arabiški. Greit visa Prancūzija bus arabiška. O, zdarova. O, respekt. Nu, aišku. Nu, bet matot, marozai jie visur yra, bet šitie faini, matot, pozityvus. O, pasako, zdarova. Apsikabinkim, va, blėt. Vakar reiškia išgerti ryte. Iš pat ryto įkalė ir... O čia Johanas Strausas, nuostabus kompozitorius. Kultūros sekundėlė mano video. Tai va, atėjau prie aktyvios jau tos fazės, kur jau vyksta tas praidas, kur žmonės žygios. Čia matot, mašinos jau nebevažiuoja, palaukit, ką aš ten iš galo matau. Guli žmonės kažkokie. O, matot, kažkokia čia matyt akcija yra. O, va ten automobilis. Oi, davai, važiuok. Bet žinokit, viskas labai čia ramu, niekas vaikų neprievartauja. Kol kas. Čia Geilandijos vėliava. Hello. Gera labai lemenė. Vat, vaikšto vyrukas vyresnis, žiūri tos gėjus, nu, niekas niekam netrukdo. Bet man įdomu, kaip tie žmonės, kurie, tarkim, nekenčia visų gėjų, kaip jie nusprendžia nuvaryti į šitą gėjų paradą ir pažiūrėti. Tipo, kestai varom pidarų žiūrėt. O kam jas žiūrėt? Nu, tipo, varom pažiūrėt. Nu, varom. Žydras. Čia policininkai, matyt, saugo kažką nuo kažko, tik nesuprantu, ar gėjus nuo žmonių kitų, ar ramiai sėdi moteris su vyru, o virš jų. O, pažiūrėkit, ką daro. A, kokie vyras su sijonu. Žodžiu. Bet blemba, šitie geri, čia liminėlė ar kas? Čiagi papai vis tiek matosi. O, bažnyčia. O čia žygios homoseksualistai ir ne tik. Ir bažnyčia atėjo. Ką norėjau pasakyti, kad gėjus jūs arba prieš gėjus, tai dažniausiai nieko nepasako apie jūsų vyriškumą. Ar vyras jūs toks tvirtas, stereotipinis vyras ar ne. Vat, pavyzdžiui, vat, vyras su motociklu. Na ir pasakykit man, kad jis nėra vyriškas. Toj prasidės. Eina. Aš vat matot, esu pačiam priekį, vat einu ir už manęs vyksta tas eitynės. Chebra, visi su manim varom su manim. Aktyviai pardavinėja simboliką LGBT. Mano buvęs darbų mokytojas, malonu, kad atrado save žmogus. Vat. Griauna tradicinę šeimą. Patekau į pirmą pasaulio gėjų kamštą. Na, man atrodo, kad Lietuvoje reikia baigti vaidinti, kad atseit Lietuvoje žmonės nemėgsta būtent homoseksualių žmonių. Šiaip Lietuvoje dauguma žmonių nemėgsta tiesiog kitokių, kitataučių, kitaip mąstančių žmonių, gėjų, lesbiečių. Tai nėra tik tai gėjai. O čia žmonės savo balkonuose viską stebi. Opa! Normaliai, tūsas vyksta. Balionai šiaip, jeigu ką, vaikams. Pirmas pasaulio gėjų furistas, va. O, čia intervus duoda. Ima ir duoda. Ima ir duoda, if you know what I mean. Opa, davai! Šiaip atrodo kaip Akropolį, koks jamam, kai žinot, labai daug žmonių. Opa! Opapa! Blet, išmoko. Niekas vaikų neprievartauja, šunų irgi. Kas čia per tūsas, blet? Gėjai statybininkai, vat, kaip aš mėgstu, su balta kaskė, reiškia brigadyrai. Nepridavė objekto, o čia šoka, blet. Nuo 2013 metų Prancūzijai gėjų santuokos įteisintas. Vat, varo gydyti žmonės nuo homoseksualizmo. O dabar aš noriu nueiti į gėjų eitynių galą. Į gėjų eitynių galą.
į gėjų eitynių galą. Čia Galos televizijos reklama. Super juokauju. Įdomu, Galos televizijoje kada nors bus galas. Žodžiu. Vat man įdomu, aš čia vienintelis normalus. Ką reiškia iš vis žodis normalus? Vat čiuvas, kuris gyvena su savo moterim, pizdina ją, ten geria ir, nu, jis yra normalus, ne? O jeigu dvi moteris gyvena vien su kita ir turi vaiką ir tvarkingai jį prižiūri ir duoda jam geriausią išsilavinimą ir taip toliau, tai jau yra, blėt, nenormalu tai yra, blėt. Aplamai marozų ir tų visų debilų požymis, jie visi tiksliai žino, kas yra normalu, o kas yra nenormalu. Nieko švento, statybininkai stato, o šitie va, blėt. Blemba, nu va tokia šukosina brangiai kainavo iš tikrųjų. O, velnis, velnis. Velnis. O, Anglijos karalienė. Oi, ai! Tikiuosi niekam nesusirgsiu. Anksčiaugi nebuvo gėjų. Vat, žaliai valstiečiai, tik tai ne. O vat, by the way, tradicinė šeima atėjo. Mama, vaikai, tėtis. Viskas tvarkoj. Vaikams jie gali paaiškinti, viskas yra puikiai. Visą laiką visuomenė bus žmonių, kurie, nu, tiesiog nepriims kažkokių kitų žmonių, kitokių. Aš nežinau, ar tai yra normalu, nenormalu, labai sunku kalbėti, kas yra normalu. Aš nuoširdžiai manau, kad normalumo tokio savokos kaip normalu jos neegzistuoja. Yra kiekvieno žmogaus subjektyvus vertinimas. Čia yra labai tokia gili ir filosofinė diskusija iš tikrųjų. Ant kiek galima priversti kitą žmogų toleruoti? Ar aplamai įmanoma priversti? Ar kažkokia tolerancija turi būti tokia priverstina? Ar jį iš vis būna? Aš iš esmės manau, kad negalima nurašyti žmogaus, jeigu jisai, tarkim, nepalaiko kažko, iškart jo nurašyti, pasakyti, kad va, tu esi homofobas, uždėti jam etiketę. Be abejo, žmogus turi ginti savo teisę, bet ne kito žmogaus teisės sąskaitą. Buvo visai naudinga čia praleisti laiką, pažiūrėti ir aš manau, kad kiekvienas, jeigu net jūs labai esat prieš, tiesiog nueikite į kitą stovyklą, paklausykit, pažiūrėkit, pasidomėkite, kodėl. Kodėl šitie žmonės išeina, kodėl jie kažko reikalauja, ko jie iš vis reikalauja, ar jie kažko reikalauja, ar jie reikalauja jūsų laisvės sąskaitą. Čia yra labai įdomus klausimas ir labai rekomenduoju jums jį atsakyti. Toj man išsikraus ir čia bus paskutinis mano... O, koks tu šaunuolis. O čia šuniukas, labas šuniukas. Šuniuk! Jis tikriausiai mėgsta doggy style. Yeah. Nu va čia taip va.